Atleisk mums mūsų kaltes. Todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, tai ateina tavo karalystė, tiesi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame. Mat, 6 skyrius nuo 9 iki 12 eilutės. Jau buvo parašyta, kaip svarbu atleisti visiems, kurie mums nusikalto. Žinoma, jie sunaikino mūsų gyvenimo dalį ir padarė daug neteisybės. Ir todėl Jėzus patiria atleisti taip, kaip jis atleidžia. Jis mūsų pažįsta. Jis žino, kaip mūsų valdo savaigaila, kerštingumas, teisuoliškumas ir kartelis, ir kaip jie nori sugriauti mūsų gyvenimą. Visa tai baigėsi atleidimu. Mums buvo pakenkta, mes priėmėme tai širdin ir nuolat pakrutiname. Kaip galime būti linksmi, laimingi ir laisvi? Mūsų senas, didelis storas aš aminuoja ir skundžiasi, trokšta atkeršyti, gailisi savęs ir teisuoliškas ir apkartęs. Privalome vėl nuspręsti, kas yra mūsų viešpats, Jėzus ar kaltinimas, kas mus valdo, kas formuoja mūsų mintis, apie ką sukasi mūsų vidiniai pokalbiai, kas valdo mus ir mūsų reakcijas. Jėzus atleido netgi tada, kai jam ant galvos uždėjo erškėčio vainiką ir jį plakė. Netgi tada, kai pervėrė rankas ir kojas. Netgi tada, kai jį be jokio gailesčio paliko kabėti ant kryžiaus. Jis sakė, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Korinte kažkas turėjo didelį kaltinimą. Vyko daug ginčių ir šmaištų, ypač prieš Paulių. Tačiau jis nusprendė atleisti. Paulius taip išsireiškė, nes jei kam dovanojau, tai padariau dėl jūsų Kristaus akivaizdoje, kad nebūtumėte šėtono apgauti. Mes juk žinome jo kėslus. Štai kaip šėtonas nori mus apgauti. Jis nori surakinti mūsų kartelio, melo, savaigylos ir visokio blogo grandinėmis. Ne mes jį pričiupame, mes mieliau elgsimės taip kaip Jėzus. Mes nusprendžiame atleisti. Tada Dievas gali išgydyti mūsų širdį nuo skausmo. Šėtonas yra vadinamas brolių kaltintojų ir jis iš tikrųjų toks yra, dažnai meluodamas ir šmaiždamas. Kartais dėja, panaudodamas tikrus įvykius, jis kaltina brolius. Kiekvienas skundžia kitą. Taip tai patinka šėtonui, supriešintojui, melagiui ir apgavikui. Ir mes visada patenkame į jo spąstus. Ir vėl tas pats. Daugiau jokio pasiteisinimo nebeatleisiu. Ne dabar metas pasakyti visą tiesą. Viskas baigta su tais kredisais. Metas pasakyti aiškiai. Jėzus žino kitą būdą. Jis nenorim, kad mes patys būtume pasaulio bomba, aplink kurią viskas sukasi. Jis ir tik tai jis yra visatos centras. Prašau, apsispręsk teisingai. Atiduok jam savo traumas ir skausmą. Atleisk dėl Jėzus. Tada jis atleis ir galės tave paguosti ir išgydyti. Daugiau nebeliks kartelio ir škersto. Sudie jiems. Ačiū Jėzau, kad išlaisvini mane iš kartelio ir keršto. Tu esi Dievas, kuris rūpinasi manimi. Aš atleidžiu ir tu man padedi atleistamas. Tu atstatai visą žalą, nes mane myli. Amen.